Ok. PlayStation fanas jau esu nuo senai, pakankamai turėjau PlayStation 2 ir PlayStation 3. 4 labai trumpai turėjau, bet į visą PS5 ekosistemą įsitraukiau turbūt labiausiai prieš 2 metus. Prasidėjo skirtingų kontrolerių pirkimas. 30th anniversary, tiesiog spalvos kitos, turiu ir Edge'ą, turiu VR, turiu portalą, turiu Elite ausinės. Bet kai išėjo PS5 Pro, kažkaip labai dvejojau ar pirkti. Kaina buvo tikrai didelė pakankamai, ypač Lietuvoje. Jau Amerikoje, kur ten atlygis žymiai didesnis, pamato $700, o $700 ten dafiga. Bet Lietuvoje pas mus kainavo kiek? 8,50 į viršų. Man atrodo, prasidėjo iš pradžių nuo 900 kažkiek. Noriu dar nusipirkti diskasukį, galiausiai gaunasi 1000 eurų. Po 6 mėnesių, po pusės metų dabar nuo paskelbimo datos, gavau pakankamai gerą dealą įsigyti PlayStation 5 Pro ir tai padariau. Dabar kažkiek sulaukus, įsigijau PlayStation 5 Pro. Turbūt aš kaip ir daugelis jūsų, kur mano, kad niekas labai nesiskirs. Pilna pridėti testų, ant kai kurių žaidimų labiau matos, ant kai kurių mažiau, bet galų galiausiai atrodo neverta. Tai aš esu turbūt irgi tokios pačios nuomonės kaip ir jūs. Vienintelis dalykas, kodėl aš pasiėmiau šitą PlayStation 5 Pro, tai vadinama jį turėti future proof. Jeigu šiais Witcheris 4 ar GTA 6, tokiu atveju jeigu netyčia GTA 6 turės 30 frame'ų ant base konsolės ir 60 ant Pro, tai pamatysit, kaip Pro kaina iš karto pakils. Nes tada visi norės žaisti ant 60 frame'ų per sekundę ir nieks nenorės matyti tų 30 frame'ų. Tiesiog nebe tokiais laikais gyvenam. O grafikos pakankamai intense, dabar ypač naujose žaidimuose, kaip atrodo ant kiek gražiai viskas. Tas pats Witcherio 4 dabar, kur išėjo gameplay test traileris, GTA mes matėm irgi, kur paimti tiesiog cinematikai žaidimą, kur jau po truputį mes lendam link to, kad esam žiauriai arti realybės, kiek galime matyti per savo konsolės. Ta kaina iš tiesų vis tiek yra didelė, faktas, bet mes gauname 2 terabaitus. Net negaunam Edge kontrolerio prie Pro, tai tas liūdna. Ką aš noriu patestuoti, ar jausiu bent kokį skirtumą, kad sėdi PlayStation 5 Pro, o ne PlayStation 5. Tai patestuosim vieną PS4 žaidimą, manau, nes jie turi enhanced funkciją PS4 žaidimam. Patestuosime nors vieną žaidimą, kuris yra PS5 Pro Enhanced. Šiaip jaučiasi, ant kiek jinai mažesnė yra. Iš ilgio pusės. Jo, jinai net nėra sunki. Vienintelis didelis pakeitimas, kad mes turime 2 USB-C portus priekį. Atsinešiu savo PlayStation 5 Pro, padėsim palyginimui tiesiog pažiūrėti, kaip atrodo vienas šalia kitos. Turim PS5 Pro paprastą pultelį, baltą, visiškai stack controller, maitinimo laidas, USB-C su abiem C galais ir turime HDMI. Oi, net ne, visiškai nesiskiria. Iš tos pusės, ta prasme, aukštis identiškas abiejų PlayStationų. Jaučiu, kai matydavau, kad lygina su Slimu, va tada matydavos didžiausias skirtumas. Tas pats priekis jis yra šiek tiek planesnis ir labiau glossy matosi, labiau spindi, arba čia tas... Ne, jis labiau glossy yra tikrai negu tos. Mes turėjome ant PlayStation 5 Pro vieną USB-A ir vieną USB-C, dabar mes turime 2 USB-C. Tuo pačiu turėjome 2 mygtukus, įjungimo ir disko išėmimo. Ant originalaus net neslimo. O ant čia turime tik įjungimo, nes obviously neturim dar kol kas disko. Šiaip pats tas faktas, kaip atrodo, šitie įbrėžimai, tai man labai patinka. Stiliaus prideda tikrai. Jeigu atsisuktume galą, per daug skirtumo pačio gal ir nėra. Čia turim 2 USB, LANas, HDMI. Pakeistos tiesiog vietos yra visų šitų portų. Su PlayStation 5 padariau keisčiausią dealą, kokią esate girdėję. Tai pardaviau, sakykime, savo... šitą atiduosiu. Pardavau savo kirpėjui. Už tai, jog jis dabar mane į priekį, jis mano draugas ir taip, tai jis man pigiau kirpdama, bet jis mane 2 metus dabar turės nemokamai kirpti. Aš pas jį į kartą į mėnesį. Tai jeigu tai paskaičiuoji, tai man labai apsimoka. Bet jeigu aš jau būčiau vietoje, aš irgi mielai apsimčiau tiesiog valandą per mėnesį apkirp kažką, kad gaučiau nemokamai PlayStation. Kalbant apie PlayStation 5 Pro ir kad jo yra ta AI PSSR funkcija, tai faktas. Aš galvoju, kad mačiau dabar update išeina, kad tai tik tobulės. Manau, kad kuo toliau ir tuo labiau Sony jį išnaudos. Taip, kaip ir sakiau, tas yra future proofness. Atsimenu, kad su PlayStation 5 tas pats buvo, kad iš pradžių, kai PS4 sako, čia labai mažai skiriasi nuo PS4. Dabar, kai įsijungi PS4 ir PS5 žaidimą, tai kosmosas. Tiek loading time'ai, tiek viskas kiek skiriasi. Šiaip aš neturėjau vertical stando, bet laikydavau PlayStation 5 Pro tiesiog ant stalo. Ir man labai įdomu buvo, ar reikės čiut, bet žiauriai minimaliai atrodo mažiau stabilus PlayStation 5 Pro. Biškai gal mažiau stabiliai? Biškai mažiau. Bet todėl, nes jis yra trumpesnis ir kudesnis? Jo, tai todėl, nes diskasukio nėra. Dėl to jis nestabiliai. Tu diskasukiai, kai uždėsi, jis laikysis. Jo, šiaip smart. Su diskasukiu gali būti, kad daug stabiliau laikysis.
Tai pradžiai turbūt būtų protinga išbandyti, pažiūrėti, kaip jis draugauja su televizorium. Iš tikrųjų, žaidimą turbūt būtų protingiau televizorius išbandyti, bet kol neturiu, vis tiek pažiūrėsim prie teliko, kaip viskas. Aš visiškai pamiršau už to faktą, bet jis veikia dar tyliau, negu mano PlayStation 5. Dabar, kai šitą išgirdau, kad jis dar tyliau veikia, tai prisiminiau, kad kažkas YouTube'ai irgi sakė, kad dar tyliau veikia. Ir girdėjau, kad jis improvementą turi, tai būtinai reikės ir su VR pasižiūrėti. Dabar bus didžiausias minusas, tai kad, atsispindi, nes diena mes neturim normalių užuolaidų. Kaip įdomi, kad ant PlayStation 5 Pro tai šviesdavo šita viršui visa vieta, dabar tik apačioj. Va matos, kad ledai tik iš apačios dega ir toks biški nuo apačios pereina į viršų. Rašė, welcome to PlayStation 5, ne PlayStation 5 Pro. Kol kas viskas atrodo visiškai, absoliučiai identiškai nuo PlayStation 5. Aišku, ir nebuvo, kad tikėjausi, bet užtat turim storage 1,89 TB, Astros Playroomą iš karto galime ištrinti. Tai va, reikės, aš galvoju, Battlefield 4 paimsim kaip PS4 game, nes teoriškai prie, yra settingas Enhance Image Quality for PS4 games. Improve the image quality for PS4 games to enjoy higher quality gameplay for some games. Tai va, galėsim įsijungti, pažiūrėti. Abejoju, kad pamatysiu skirtumą. Aš manau, kad jis labai nebent mažas bus. Ką dar padarysiu, tai persidėsiu vidinį hardą. Eisiu pasigūglinti, ar nieko nereikia, ar jį reikia išvalyti, ar nereikia išvalyti. Pasižiūrėsiu, ar visi game'ų save'ai yra pas mane backcloud'e su PS Plusu. Perdėsiu dar papildomai 1 TB į PS5 Pro. Turėsiu 3 TB. Pasidomėjau, kad su M2 SSD, jeigu turėsi instaliavęs, yra viskas žiauriai paprasta. Ir užtenka tiesiog perdėti patį SSD į kitą PlayStationą ir viskas turėtų veikti pagal planą. Net parekomendavo, kad persikelti kuo įmanoma daugiau. Pilnai aš jį užpildžiau. O dabar bereikia atidaryti tą, išimti SSD ir perdėti į šitą PlayStation. Lift up and slide down. Va. Oi. Čia dulkės prasivarysim visas. Mūsų SSD-kas čia. Va, toks va. Šidukas. Čia 1 TB atminties. Turėsim 3. Mes turime tą kompartamentą, kur įdėti šitą reikia. Opa. Ok, matau varžtuką reikalingą. Čia bus identiškas varžtukas. Opa. Ir priveršim. Super easy ir jau daugiau negu pusė atminties savo išnaudotos. Perkeliu aš tiesiog va tai. Dabar ką padarysiu, tai šitą konsolę nunešiu į svetainę, pajungsiu tam prie interneto kabelio ir tiesiog data transferinsiu čia į PS5 Pro. Kad būtų abu ant laidų, tai turėtų viskas gan greitai vykti. Ir va, dabar ką paspaudžiu, surado per internetą mano kitą konsolę, PS5 835. Within the time limit, press the power button or PS5 for 1 second until it beeps. Vienas. Tai kad pradėjo restartuoti. Ką rašo, preparing to transfer after preparation is complete. Your PS5 will automatically restart. Žodžiu, gale nieko nepatransferinau, nes tiesiog užsinglisau. Norėjau labai, kad persikeltų į mano game listai. Buvau pasidaręs ir esmė, kad aš game listą dedu žaidimus, kurios kaip perinu, tada jos pahaidinu ir jeigu dabar nueičiau į savo pahaidintų žaidimus, jų yra kiek 113, ne, iš viso. Tai aš negaliu pridėti jų iš čia game listus, man reikia unhaidinti viską po vieną, nes pasižymėti neina. Jo, va, add to game list, tai yra tik 3, 4, 7. Čia hidden net neleidžia pasirinkti. Nedarysiu jie, nes jie yra console-based ir ne storage, ne cloud-based, tai kol nebus tokio update, kad būtų cloud-based, tai tol ir jų nedarysiu. The Last of Us yra vienas iš žaidimų, kur yra PS5 Pro Enhanced. Would you like to enable Pro in rendering mode? This uses the PS5 Pro console to provide an optimal balance of frame rate and resolution, targeting 60 FPS and an output of 4K PSSR Super Resolution. Veikia as smooth as ever. Man dabar paduoda 109 FPS. Ir mes čia esam ant rendering mode Pro. Atrodo labai gražiai. Pažiūrim, kas pasikeis, jeigu mes... Na gerai, pakeičiam į performance dabar. Ok. Šiaip man vis tiek labai gerai atrodo iš kitos pusės, bet tiesiog grįžčiau ant Pro, čiučiut, kažkiek minimaliai. Jo, labiau, ta prasme, dabar žiūrėsiu į kuprinę.
ant šito ir įsijungsim, tarkim, Pro. Jo, ta prasme labiau Sharp. Tiesiog labiau Sharp. Na gerai, pasidarom, jeigu ant Fidelity, tai čia Fidelity yra tas pats pirmas. Bet tai kosmosas, nes ta prasme, rašo, kad targetina 30 FPS, bet man ant Fidelity monitorius rodo 120. How is that possible? Vala, kaip taip gali būti? Aš ant Fidelity. Rendered output 4K. Gerai, aš rekordinu 10.8, tai skirtumo iš vis turbūt neįmanoma pasakyti. Gerai, palieku va tokį vaizdą. Biškai pastoviu. Čia Fidelity. Performance. Čiučiut labiau brulurį. Turime Pro. Labiau Sharp jo. Bet dabar galvoju, ar tarp Fidelity ir tarp Pro kas nors skiriasi, ar nieks nesiskiria. Šiaip jo. Fidelity toks viduriukas. Bet sakau, man kas kosmosas. Dabar man 82 frames rodo. 8 frames VRR įjungtas ir HDR įjungtas. Ok, mes dabar esame ant 7.8. Ant Pro. Pakeisiu, tarkim, į Fidelity. 120 ant Fidelity. Ir pakeisiu į Performance. 117, 111, 12. Aš nieko nesprantu. Ta prasme, Fidelity veikia... Fidelity veikia geriau nei bet kuris kitas. Crazy yra. Kaip tai possible? Ta prasme, aš galėčiau Pro žaist, nėra man labai didelio skirtumo, nes lygiai taip pas mūsų veikia. Nu, bet iš kitos pusės nais, kad nebereikia performance, ta prasme, tiek nenešia plisti tekas 5 ant Fidelity. Ant Fidelity tikrai matęs, kad buvo 30 max tankiam frame per sekundę. Aš norėčiau tikėti, kad monitorius blogai rodo. Prasme, ant Pro rodo mažiau frame'ų, bet jaučiasi labiau smooth. Ir man labai sunku apibūdinti, kaip tai gali būti. Bet aš tiesiog džiaugiuosi, kad iš tos pusės, kad per performance tikrai matos. Ir frame'ų tikrai daugiau. Jo, iškart matos ant detalių, kuprinės. Va čia tarkim yra performance. Tai turėtų net ant 10.8 pamatytis, kaip prizumini. Ir čia ant Pro. More sharp. A lot more sharp. Nusproks. Ne? Pripras tiesiog irgi. Ok. Nu, gražiai atrodo performances, tikrai nemalos. Ne performances, o Pro. Mes galim pasibandyti ir pažiūrėti, kaip mums plains PS4 žaidimas. Battlefield 4. Va, kaip tik. Neperseniausiai žaidžiau. Mano paskutinis liesas žaidimas ant PS5, ant PS5. Man šitam žaidimui kas nepatinka ant to PS4 versijos, tai būtent anti-aliasingas vadinamasis, kur kampai tokie, kur visi kraštai yra nelygus, o jie mirguliuoja pikseliais, taip vos ne. Tai ant PS5 labai matęs. Šičia aš vis dar matau tai, bet dabar biškai reikia pavaldyti, pažiūrėti, ar tikrai tiek matau. Dar po kol kas sunku pasakyti, nes žaidimas atrodo gan gražiai ir ant PS5. Ir čia viskas tikrai gerai atrodo pakankamai. Tuo labiau aš galvoju, kai bus sušaudimai, va tada labiausiai pastebėsiu. Ką žinau, šiaip labai panašiai. Gal biškai mažiau jaučiu to, arba čia gali būti tas pats placebo efektas. Bet šiaip sunku pasakyti. Ką jaučiu labiau, tai kad kontroleris naujas tas baltas. Šiaip gal to anti-aliasingo pačio, jeigu taip vadinas berods, tai ir mažiau kažkiek atrodo. Nėra, kad žaidžiu ir labai akivaizdžiai tą matau. Aišku, aš buvau jau pripratęs. Buvau jau pripratęs ir ant PlayStation 5. Aš nežinau, ar visiems žaidimams prisitaiko PS4 Enhance'as. Man atrodo, šiaip turėtų ant visų prisitaikyti. Everything looks okay. Va, kaip matot, kalbėjau apie tą apšvietimą, kaip skiriasi. Ten iš apačios taip šviečia, čia per viršų šviečia. Čia viršų įduoda,
Va čia kažkur yra teledai, o čia iš apačios. Ok, paskutinis dalykas, ką noriu patestuoti, tai yra VR'as. Man žadėjo, kad veikia geriau. Tai pažiūrėsim. Gal sakyčiau, kažkiek greičiau skanuoja kambarį irgi. Bent jau atrodo, kiek aš atsimenu. Galvoju, matau skirtumą. Nu, reikia panyt pajudėti, pažiūrėsim. Continue, don't grasp. Oi. Va kas, tai frame rate'as tikrai geresnis. Jo. Man atrodo, kad daugiau FPS ne aš. Taip, ant kokią 15, sakyčiau. Netgi fact-checkint reikėtų, bet, nu, taip man atrodo. Arba tas, kad senai užsidėjęs irgi buvo. Gal gražiau atrodai šiek tiek. Man atrodo, kad tu gražiau atrodai. Koti. Fainiau juda žaidimus. Kažkiek, tai nėra didelis skirtumas, ta prasme, jeigu pirkti pas 5 Pro dėl tokių mažų skirtumų, tai čia tikrai manau, kad neverta, bet vėlgi, mes kalbam apie ateitį. Ateitį, kuri šviesi, o gal tamsi, žiūrėsim, šiandien visokie Death Strandingai, viskas. Tai daug veiksmo, anyways. Norėčiau kubuku pakapot. Beat Saberis jau ir ant PlayStation 5 iš tikrųjų žiauriai smooth veikia. Lygiai taip pat ant PlayStation 5 atrodo viskas taip smooth buvo. Nėra, kad jausčiau jo labiau smooth ar mažiau smooth. Labai geras workoutas, kad būna su Beat Saber. Ir šiaip toks tas žaidimas, kur tiesiog ant VR reikalingas. Taip visiškai negali nueiti bronk su jo. Bet yra tas momentas, kad ant VR būna tingi pasijungti tiesiog žaist kažką. Ypač kai tiesiog nori pažaist, pačilint. Tai stovėti dėt be visi mes linkę. Bet reikia pasitengti, kad nedulkėtų irgi labai ilgai. Jesus, kokia. Spėjau ir sušilt. Nežinau, sakau, jeigu norit, galėsiu padaryti antrą dalį ir pasakyti, koks, nu tai va, čia turbūt už pusės metų kokių, kaip su to PlayStation 5 Pro. Verta, neverta, ar pajaučiu kažkokį didelį skirtumą, ar nepajaučiu. Gal šiais koks žaidimas, kur labai jausis ir galėtume padaryti. Tai čia buvo Lukas, Česka, subscribinkit, laikinkit ir susimatom kitą kartą. Na ir žinoma, diskasukį irgi užsidėjau.